कितने रुपये? 50. Okay. Thank you, धन्यवाद. Nu ką, bičiuliai, pagaliau sugrįžau į savo mėgstamiausią pasaulio šalį. Nu ką, likimas taip susidėliojo, kad negalėdamas sausumą kirsti Mianmaro, turėjau lėktuvų perskristi į patį artimiausią šiaurės rytų Indijos miestą, kuris yra labai retai lankomas turistų. Užtat labai įdomu bus jį patyrinėti. Bičiuliai, įvyko stebuklas. Atvykus į Indiją mane pagaliau nustojo persekioti turizmo šmėklą. Nei vieno užsienio turisto. Aš tik tai vienas čia. Hello. How are you? Good. Nice to meet you. Your good name? Williams. Williams. Yeah. Like English, Williams. Okay. My name is Lama. You are from? Lama, yeah. You are North from? Europe, Lithuania. Europe? Europe, Lithuania. Nice. Yeah. Are you liking the Guwahati? The first time here, Northeast India. Okay, so it's your first time moving? Yeah. People are a bit different here, like. Yeah, it's quite different. Where is cows? No, there's no cows. Yeah. I've been to North India, Rishikesh. North India, Rishikesh and all. It's a different. Yeah, it's totally different. Yeah. Great, man. Great. It's nice meeting you. Nice meeting you. Happy New Year. Happy New Year. Thank you. Good luck to you. Kas man iš karto krito į akis, atvykus į šiaurės rytų Indiją, kad žmonės čia etniškai skiriasi nuo likusios Indijos dalies. Daugelis turi ryškių pietryčių Azijai būdingų veido bruožų. Jūs net neįsivaizduojat, kaip aš pasiilgau viso šito indiško chaoso. Namaste, hello. One chai, please. One. Oh, it's very nice. धन्यवाद. Sen rūpų. Vat kaip atrodo pati populiariausia indiška kava. Kava su pienu. How do you call? Chai? Chai. Ir tokios skanios rytinės kavos puodelis kainavo viso labo 12 €. Skanu. Tie, kurie mano, kad jų gyvenimas Europoje yra sunkus ir sudėtingas, labai pravartu būtų atvykti porą dienų pasivaikščioti po Indijos gatves. Tikrai pasikeistų suvokimas. Namaste, hello. ATM cash machine. ATM, you know? Not here. Oh, okay, thank you, धन्यवाद. Labai džiugu, kad daugelis miesto žmonių Indijoje pakankamai neblogai šneka ir supranta anglų kalbą, tai tikrai nesunku susibendrauti. Išalkau, gal laikas prisiminti indiško gatvės maisto skonį. Kitna rupiya? 10 rupees. 10 rupees? Okay. I take one, try. धन्यवाद. Nu va, už 10 € tokius pusryčius gavau. Koks bulvių ir daržovių įdaras. Taip neblogai, skanu. Aišku, šitas įdaras gerokai aštrus, aštrokas, bet valgyt galima ir europiečiui. Indijoj už kiekvieno kampo tavęs laukia vis naujas siurprizas. Kartais malonus, kartais nelabai.
Okay, you share. Share. No, share. Kids. Oh. Kids. Share. Žiauru. Dažnai širdį suspaudžia matant skurstančius Indijos vaikus, bet kartais atjauta ir pagalba iššaukia tik tai dar baisesnį įvykių eigą. Netrukus skirsiu pačią pavojingiausią mano matytą geležinkelio pervažą. Nei atitvarų, nei signalinių lempų, nieko čia nėra. Name fish, भागन मच्छी O, pasirodo, Brahmaputroj šapalai gyvena. Žiema dabar Šiaurės Indijoje. Šalta vietiniams žmonėms. Kūrena lauželius ir šildosi. Winter cold? Huh? Cold? Cold, yeah. Cold. No, you know English? North Europe, I am from North Europe. North Europe. North Where Europe. from you? Which country? Lithuania. Lithuania. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Good luck. Happy New Year. Now you have money on your phone. Phone take? No. Hey, you have some money. Would you share? Share. Sit down. Oh, okay. Oh, warm. Yeah. It's night time, yeah. It's very cold street. Full time. Beside. Winter time for winter. Full time. Full time, okay. So it's a holy Yeah. fire, okay. And you Sadhu? Sadhu. 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 Baba. Sri Panchayat khada bada hoda sin nirvan. Oh, okay. Understand. Garsioji Šiaurės Indijos Brahmaputros upė. Iš pradžių prekeiviai už persikėlimą prašo 400 rupijų, reali kaina 40 rupijų. Įdomu, laivai neperkrauti, jie čia laikosi laivybos taisyklių. Kartu su Indijos žmonėm keliauju lankyti pačios švenčiausios salos Brahmaputros upėje. Namaste, hello. So, where we are going is holy place? English? It's called Umananda Temple. Most Hindu people go to worship, like pray. Okay, pray. Okay, it's very interesting. Nice. This is basically called the Peacock Island of Assam. Okay. So it is an island which is nearby to the city, but we don't have any physical road to there. Okay. We have to use No the bridge. boat. No No bridge. bridge or no road. We have to use the river to go to there. Okay. It's a Shiv Mandir. Okay. It's a temple of Shiv, goddess Shiv. Ship, okay. Yeah. It will be nice to see. It will be nice to see. Thank you. Dhanyawad. So Brahmaputra is also a holy river for Hindu people. Yes, it is a holy river for the Hindu people. Okay. It's largest river in India. Not Ganga. Not Ganga largest. No, Ganga is not the largest, but Brahmaputra is the largest river in the India. Very interesting. Okay, very nice. Thank you for explaining. Thank you. So this is the smallest island in India? The smallest island. In India? In world? Or In world. world? Oh. World. Maybe in world.
Sėkmingai pavyko išsilaipinti vienoje iš švenčiausių Indijos salų. Indijos žmonės sako, kad tai yra viena iš mažiausių arba mažiausia nuolatos apgyvendinta sala pasaulyje. Nu, kaip visada nieko nuostabaus, kad įėjimas į Indijos šventyklą sausakimšas. Nu va, nori lankyti šventą vietą, nusiauk batus. Why people touch us with top of the door? That's because he is assumed to be the gatekeeper of the temple. Oh, okay. So people, you know, usually we greet, right? Okay, so that's how we. Turbūt reikia turėti labai stiprų tikėjimą, kad valandą laiko ištvertum tokioje eilėje pas savo dievą Šivą. Nu, šventasis ožy, ką pasakysi? Ne. Net balandžio jaunikliai šventyklose paženklinti religinę simboliką. Man užteks ir per langą pažiūrėti. Akies krašteliu, kaip žmonės garbina Šivą. Panašu, kad ką tik stebėjau indiškas vaiko krikštynas pagal hinduizmo tradicijas. 26 February. 26 February. Okay, Mahashivratri. worship. Next. Okay, thank you, Daniel. Nors šventų apeigų neatlikau, bet pašventinto maisto vis tiek gavau paragauti. Šventas maistas visada skanus. This place is means Shiva, Lord Shiva. yes, Lord Shiva. Yeah, I visited From which country you are? Lithuania. Europe. Europe. Oh. Kitna rupiya? 50 rupees. All mix. All mix. Okay, 50 rupees. Salt. A bit. Light. Yeah, light. Dar vieną rūpestį dabar turiu. Kaip saugiai ir greitai pargrįžti krantą. Hey bro. Hey bro, आपका नाम क्या है? आप कैसे है? अच्छा. Your name? Your name? आपका नाम क्या है? My name. My name Noyan Munidas. What name? Huh? Noyan Munidas. Noyan Munidas. Noyan Munidas. Okay. मेरा नाम Bilusya. Bilusya. Namaste. Happy New Year. Happy New Year. Where are you from? Europe. Europe? Yeah, North Europe. Lithuania, very small country. You're coming alone? Yeah, solo travel. Oh. Yeah. Singapore, Malaysia, Thailand. Is it first time in the evening? No. I was here 1 year ago. I visited here. Do you speak Hindi also? Some like आपके नाम क्या है? आप कैसे है? Okay, so it's good. आपका नाम क्या है? Roji. Roji. Yes. Okay. Hello sir, access over. Can I take photo with you? Okay. One selfie. Okay. Sir, where are you from, sir? You? Europe. Oh, Europe. Okay. Yeah. Nice to meet you, sir. Nice to meet you. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Selfie time. Happy New Year, bro. Happy New Year. Happy New Year bro. Happy New Year. This is Black One more. Queen. Oh, one more selfie. Bro. না খেলে আমি হলো ব্রিজে আমি ও আমি তো ইউটিউব চ্যানেল হয়ে গেল It's Instagram, Facebook I post. Sir, can I take your Instagram ID? Instagram. Yeah. Instagram ID? Okay. Yes. Instagram ID. Hello.
Oh, Instagram, okay. You can send more followers. Thank you. Happy New Year. You're welcome. Thank you. Same to you. Yeah. Your country? Lithuania. One more photo. Vilnius. Oh, thank you. Mention में करेगा ना? And for you, okay. I post some stories from my journey in English language, like you can read. Last year I visited India, like it's Pakistan. Oh, you went to Pakistan? Yeah, just a tourist. Oh, tourist. I'm Christian, not Hindu. Like, what I like visit Hindu temples also. It's very interesting for me. You are very nice people. Traveling India. So, India. yeah. How is your experience? Good. Very good people in India. Very nice people. I like India. Happy New Year. Nu va, šiaip netai pavyko atlaikyti indišką energiją. Taip jau užpuolė, kad į Indiją atvykau naujųjų metų išvakarėse. Labai bus įdomu pažiūrėti, kaip indai pasitiks naujosius metus. Is this traditional Indian food? This is my pork. Huh? Is it pork? ये सिल्पम है. Chicken? इधर भी सिल्पम है. कैरेट है. आइए मैम आइए What do you want? But is this Indian food? Indian food है. Local Traditional. Northeast food. Net nebūčiau pagalvojęs, pasirodo šiaurės rytų indai, kurie yra arčiau prie Kinijos sienos, irgi valgo kirminus ir visokius vabalus. Left, right. I'm not a kid. Don't make a joke. Thank you, sir. Nu va, kaip su vaiku čia su manim žaidė, bet ledą visgi gavau. Nu ką, bandau savo laimę rasti. Laimėti vištą ar bantį. Nu, žiūrim. ऐसा लगाइए ठीक है सब नार Laimėjau vištą. Neįtikėtina. Žiūrėkit, bičiuliai, ką laimėjau. Tikriausia vištą. Ar suvalgyti, ar paleisti laisvę. Nu, tikiuosi, tai nebus pats kvailiausias sprendimas mano gyvenime. Va, kaip reikia linksmintis indiškai. Jokių apraišų, jokių diržų, jokio saugumo. Šiaip tai man visai nebaisu.
Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Nice church you have. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year, brother. How are you? Thank you. Nice Christian community here. Happy New Year. Happy New Year, sister. Happy New Year, brother. Oh, thank you, brother. Happy New Year, brother. Thank you. You're from? Europe, North Europe. Yes. Small country, Lithuania. Thank you. Yeah, I'm very interested in people, like different communities. Like, it's very good experience for me here, like to see the Christian community here. No, for me it's very nice. I like didn't understand the prayer, but it's the energy, like it's very good here. Like, yeah, I feel good here. You're from Lithuania, Baltic countries, very small country from North Europe. Okay, thank you so much for inviting me. so much. God bless your beautiful community. Happy New Year, everyone. Yeah. O tokia mano naujųjų metų pradžia su Indijos krikščionių bendruomenė. Gražių ir laimingų visiems naujųjų metų.